Tai yra moteris, kuri niekada nemeluoja ir šokio žingsniu aš jūs palydėsiu prie tribūnėlės, kur jums bus įteiktas apdovanojimas. Neda, pasiruoškite, ant jūsų leidžiasi laurų vainikas. Išgarbingiausio serialo Auskaras, kurį įsimu prie jūsų originalo. Na ir dabar padėkos kalbarisiems žiūrovams. Aš noriu padėkoti 5 režisieriams, kurie visada paimdavo mane į kiekvieną sezoną. Ačiū, kad mūsų serialas gyvuoja ir kad tikrai, myli jį. Tiesiog eini gatve ir šypsosi tau, džiaugiasi ir dabar pradėsiu žiūrėti net dabar ištikėjai. Viskas galim dabar, ne? Ačiū. Čia ant stalelio aš kaip tyčia turiu naujojo 10-ojo Daktaro Hauso sezono 8 serijos scenarijų. Ir jūs kaip serialų karalienė galėtumėte tiesiog perskaityti kartu su manimi. Štai serialas situacija. Palatoje guli bejėgė Brunhilde. Jūs vadinsite Brunhilde, aš vadinsiu Daktarą Hausą. Daktaras Hausas žvelgdamas Brunhilde į akis. Jūs mirštate Brunhilde. Brunhilde išsižioja iš nuostabos. Sako, Daktaras Hausas, nepatinka man jūsų kosulys. Brunhilde įsižeidusi. Tai ne kosulys. Daktaras Hausas, o kas? Tulkas siurblys gal? Brunhilde susijaudinusi. Tai ką? Aš nemirštu. Daktaras Hausas, ne, nesijaudinkit, jūs mirštat. Dar labiau susijaudinusi. Tik daugiau nesijaudinkit. O siaubė, daktarė Hauze. Negi nėra jokių vaistų. Daktaras Hausas, jau nebėra, jūs iššovėt visas mūsų atsargas. Įtūžusi? Jūs norit pasakyti, kad dėl visko kalti. Ne, Brunhilde, dėl visko kalta Esmeralda. Kas Esmeralda? Daktaras Hausas, jūsų sesuo. Brunhilde bejėgiškai. O jums ir nereikia nieko suprasti. Svarbiausiai, kad žiūrovai suprastų. Ir kągi nesupras. Ačiū, klausykit, jūs tobulai suvaidinote Brunhildę. Tobulas partneris, vienas iš geriausių. Ačiū jums, ačiū. Ir serialų karalienės titulas jai greičiausiai suteiktas. Moteris nemeluoja. O dabar, miela Neda ir visas Lietuvos moteris, skiriam jums specialų kūrinį. Netikėtas antrojas trumpus išvystė Irena Starašaitė, tai pasakys kaip nusivylusi nauja šeimininkė, sekso ir miesto žmonių žemės gintarė Karaliūnaitė, o galbūt pati Neda taip pat jums ir uždainuos. Dėmesio. I